Sergėjau, toks klausimas, ane, kodėl reikia kreiptis į kuo daugiau bankų? A, Jeigu, sakysim, gan paprastai, aišku, ne visiems gal suprantamas dalykas, kiekvienas bankas turi savo metodikas, kiekvienas bankas turi savo kainodarą, kiekvienas bankas turi savo tam tikrus, vadinsim, nuostatus, reikalavimus, reglamentus, pagal kuriuos vienam ar kitam klientui gali suteikti didesnę nuolaidą, sakysim, vertinti lanksčiau iš tų pusių, kur įmanoma, jeigu tai nėra įstatyminiai dalykai. Tai kai plus kiekvienas bankas, kai tikrina klientą, vis tiek mato, ar buvo klientas tikrintas kituose bankuose. Ir jeigu klientas bandys blefuoti, kad vat, aš noriu tokią maržą, ar sakysim tokį terminą, ar kažką man ten siūlo, aš žinau, kad kitur vat, pasiūlė, ar dar kažką žinau, tai gali nesuveikti. Nes bankai irgi... Konkurencija ir jie mato, ar tikrai klientas nuėjo kitur. Tai žodžiu, bankas, pavyzdžiui, konkurentas, jisai mato, ar jo potencialus klientas kreipiasi į kitą banką. Jo, jis mato, ar buvo patikros. Nes matosi patikros. Aš tai šito nežinojau. Aš irgi nežinojau, man tai tikrai naujiena, manau, ir jum irgi. Matosi kliento patikros, tai būdavo situacijos, kai klientas sakė, aš tai vat suderinsiu, pasakysiu, kad man siūlo. Bankas žino, kad niekas nieko nesiūlo, kad tu niekur nebuvai. Geras. Nes kiekvienas patikrinimas atsispindi kreditinfo, sakysim, kredito istorijai. Ir tuo pačiu blefuoti visada reikia irgi atsargiai ir žinoti, kad bankai mato. Žodžiu, jeigu norite blefuoti, tai blefuokite su paskolų brokeriu. Jie tikrai žino, kaip tai reikia daryti. Tai va, tai žodžiu, taip ir, manau, atsakėme klausimą, ne, kad reikia kreiptis į kuo daugiau bankų, nes faktas, bankai yra konkurentai ir jie nori gauti klientą, ne, nori uždirbti iš to. Tai faktas tada, vat, kaip ir sakau, Sergėjus irgi dirba tame, tai gali tikrai padėti išrinkti ir išdėrėti geriausias sąlygas, tai kontaktus tikrai paliksime, galite kreiptis į Sergėjų drąsiai ir padės jums gauti geriausias sąlygas ir išpildyti savo svajonę.